Esate maisto pramonės atstovas. Nu, jeigu jau laikytume, kad tos dešros valgomos mano gaminamos, tai tada principė taip. Tai tikriausiai esate gurmanas? Ar priklausot kokiam gurmano klubui? Priklausau, bet ne viskas ten taip gerai, kaip trašo. Taip išalkę žurnalistai pripaisto ten visokių nesąmonių, kad viskas labai brangu, viskas labai skanu ir viskas labai gerai. Tai čia netiesa? Tiesa tik tai, kad labai brangu. Ir nieko gero ten daugiau nėra. Nu kur ten bus? Šliužus reikia valgyti. Susirenkam mes ten su tais milijonieriais, ragaujam tos šliužus, ten kojeles visokias, ten nesąmonės, tas viskas. Kaip skanu, vieni prieš kitus ten sakom. Dar tokie sumuštinukai 5 litų dydžio monetos su nykstančių žuvų ikrais. Nesąmonė, viskas šlikštu iš tikrųjų. Ir aš dar grįžęs namo po visų tokių gurmanų, visų tų klubų, pizzą užsisakau. Pica? Nu tai aišku, kad aš jos nevalgau. Bet bent jau namai prasmirsta normalių maistų. Nors tam klube vieną kartą buvo toks įdomus dalykas, atnešė gyvas aštunkojį, padėjo ant stalo, liepė valgyti, tai kažkaip keistai. Ir skanus buvo? Nu, tai aišku, kad aš nevalgiau, nu kur aš valgysiu aštunkojį ir dar gyvą. Nors buvo tokių, kurie valgė. Valgė, sakė, čia skanu, tik tai kažkodėl kitą kartą į klubo susirinkimą nebeatėjo. Neatrodo, kad žavėtumėtės gurmanų klubais. Tai kodėl ten vaikštot? Todėl, kad aš milijonierius. Jeigu milijonieriai ten nevaikščios, tai kas dar daugiau vaikščios? Plius, gurmanų klubo nariai priklauso ir kitam klubui, ekskliuzyviniam vyno žinovų klubui. Ten mes mokomės, koks vynas su kokiu maistu tinka, kokios ten vynogių veislės geros ir iš vis kaip atskirti gerą vyną. Šitų visų dalykų ten mus moko, kaip jisai? Nu, pamiršau. Someljė? Ne, Vaclovas. Tie vynai šiaip tai man visi vienodi yra. Nu, bet tenka vaikščioti tos vyno žinovų kursus, nes tie vyno žinovų kursai ir tas visas klubas iškart yra patampa ir konjako klubo nariais. O kas jau yra konjako klubo nariai, tai tie jau renkasi tokio viskio žinovų būrelį. Ir tas, jeigu jau tu esi viskio žinovų būrelėje, tai tada automatiškai gauna narystę ir cigarų klube. Oho, ir kada jūs spėjat viską aplankyti? Tai trečiadieniais, ten senamiesty viskas šalia. O gal turit kokių nors maisto nuodėmių? Gal nesveiką maistą mėgstat ar persivalgot? Principę turiu. Aišku, nelabai smagu čia tas savo nuodėmės visiems pasakot, bet aš neturiu ko slėpti, aš didžiuojuosi savo nuodėmėm. Man labai patinka su kebabu mašinu atvažiuoti ant Tauro kalno ir muzikos pasiklausyti, pasėdėti. Ko jau čia taip susirikė, ko čia taip žiūri? Taigi nevalgo aš to kebabo. Man tik tai tas procesas, tas susmirdusioje mašinoje pasėdėti patinka. Paskui išmetu tą kebabą pro langą, išvažiuoju į restoraną, normaliai kaip žmogus ir pavalgau. Bet aš esu užtikrintas, kad tos kebabus tikrai iš katienos daro. Kodėl? Nu, todėl, kad kai išmetu pripuola šunis prie to kebabo ir kiti varguoliai.